sveikinimai iš mūsų serviso, iš mūsų dirbtuvių ir šiandien noriu aš jums parodyti vieną mūsų naują nestandartinį projektą, kuomet į pačią mažiausią valtį mūsų asortimente Brema 390 kliento pageidavimu sumontavome konsolę. Sumontavome konsolę, pakabinom motorą, sudėjom visą reikiamą įrangą, apeisiu apie valtį, trumpai jums pakomentuosiu, kas padaryta, galbūt ir iš jūsų kažkam pasirodys toks projektas patrauklus ir panorėsite užsisakyti tokį variantą. Tai buvo įprastas Brema 390V fishing modelis, įstatėme konsolę, pastatėme vairuotojo vairininko kėdę ir įstatėme kėdę kolegai, žvejui arba su kažkuo, kuo jisai plauks. Šitoj vietoj sprendimas yra toks, kad reikia pirmą kėdę išimti, tai yra specialus mechanizmas, kurio šitą kėdutę pasisukioja, bet taip pat jinai išsitraukia. Tai kadangi tai sprendimas toks nestandartinis, tai šitas dangtelis neatsidaro įdėtai kėdei. Tai norint šitą dangtį atsidaryti, reikia išsimti kėdutę ir čia užeiti. Bet šiandien yra sumontuotas kuro bakas, tai tą dangtį reikės atsidaryti tuomet, kada reikės susipildyti kuro, įdėtas akumuliatorius, kalba kažkokie tai prietaisai. Na, sakykime taip, ne taip dažnai ten reikės užeiti, tik tada, kada užsipildyti kūrą. Dėžutė nėra didelė, tai bakas beveik užėmė didžiąją dalį šitos dėžės ir tenais akumuliatorius dar stovi, taip kad nedažnai lankoma dėžutė, tai tenka susitaikyti tokiu kompromisu. Taip, iš gamyklos įdėta navigacinė šviesa, tenais įsistato iš karto kontaktai susijungia, konsolę pagal kliento pageidavimą irgi truputėlį pakėlėme, mes kaip ir dažniau tokią praktiką naudojam. Dabar vėl turim sakantį užsakymą pagaminti Suomiją. Tai irgi žmogus prašė, kad jam pakelti tą konsolę truputėlį aukščiau. Iš tiesų kažkaip visai neblogai gaunasi, truputėlį patogiau prie vairo sėdėti. Į pačią konsolę atvesta visa elektros instaliacija. Tenais yra atvesti laidai taip pat ir ateinančiam laidų prijungimui echolotui, taip pat ir aspointerį pasijungti kokį, ar reiškia, laivą pasistatyti, irgi žmogus planuoja šitoj vietoj. Tai vienu žodžiu instaliacija jau dalinai yra čia padaryta. Prietaisų skydelis perkeltas į konsolę iš tos vietos, kuris būna standartinėje valtyje. Taip, kas čia dar yra paruoštas pastatymui, štai šitas ramo laikiklis echoloto ekranui pritvirtinti, tai tiesiog dar laukiam kliento, gal truputėlį norės, atsiklausim jo, kaip kur yra patogiau tą dalyką padaryti. Įdėjom relingą vieną, čia trumpą, ten ilgesnį, čia relingo nėra, kad statytis tos reikalingus dalykus žuvies ieškojimui. Taip, kas čia toj mūsų ilgoj dėžutėj. Ilgoj dėžutėj, nieko, tuščia dėžutė. Šitoj priekiniai dėžutėj bus sumontuota, taip žiūrim. Įdėti du akumuliatoriai, vienas varikliui priekiniam, kitas bus visai echolotų sistemai. Ir krovikliai čia vietoj, laidai išvesti čia nais, tiesiog reikės įsidėti prailgintoje. Bent jau šiuo metu toks sprendimas yra, kad čia įsidėsim prailgintoje, klientas įsidės žmogus, pasikraus akumuliatorius. Taip, toj mažoji dėžutė, antena, motoriukas, viskas įprasta, priekaba, Brenteksas, sureguliuota, priderinta, viskas šitai valčiai labai gerai tinka. Pasižiūrim, kas čia mažoji dėžutėj. Mažoji dėžutėj instrukcijos ir viskas, kas buvo prie motoro. Va čia nais pažiūrėsim, kaip čia mūsų specialistai sprendė tokį klausimą. Štai čia yra gamyklinė lentynėlė, kuri yra matoma žemiau, o aukščiau padarėme antrą lentynėlę, kadangi tą pirmą lentynėlę sugulė, į tą žemutinę lentynėlę sugulė visi kabeliai. Tai tam, kad net neprapultų tą funkciją, tai pagaminom naują tokį lovelį, iš aliuminio suformuotas, apklijuotas vinilu, čia žmogui bus patogu pasidėti, visokias smulkmenas, telefonus, ten žirklės ar kas ten bebūtų. Navigacinę šviesą iš priekinės dėžės perkeliam čia nais, ten kažkur matosi žemiau apatinė lentynėlė,
kas dar iš gamyklos yra denio pašvietimo lemputės. Čia matyti viskas, jau čia užmaitinta. Štai šviečia tos akutės. Pakeitėm pompą, iš įprastos pompos pastatėm automatinę, kad suveikinėtų, kada denyje susirinks vandens, drėgmės, kad ta pompa suveikinėtų automatiškai. Tai tiek. Nieko čia atrodo labai ypatingo, bet kompaktiškas mažas laivelis. Žmogui sakė, yra reikalų su parkavimo, sulaikymo vieta. Kitą kartą gal žmonės pasirinktų ir didesnį laivą, bet reikia atsižvelgti į kitas gyvenimo aplinkybės, kada reikia ne tik taip plaukti, bet kažkur tą laivą ir saugoti, kažkur parkuoti. Tai va, tai jeigu domintų kažkokie įdomesni sprendimai ir jums priimtinas laivelis Brema, prašom kreiptis į mus. Visada rasim kažkokį tai bendrą sutarimą, o gal nerasim, nesvarbu, tai padarom pasiūlymus, žmonės įsivertina, tinka, perka, netinka, neperka, perka kažką kitą, ką jiems reikia. Tai va, geros dienos ir iki pasimatymų kitų.